Pradinėse klasėse draugavau su mergaite vardu Larijana. Mudvi žaisdavom, pasakodavom viena kitai nebūtas istorijas, bet kaip ir daugelis vaikų rimtų temų neliesdavome. Tik daug vėliau supratau, kad apie savo draugę nieko tikrai nežinau. Aš nepažinau jos šeimos, man visa jos praeitis ir kilmė buvo nepažini. Visgi po daugelio metų mano smalsumas nugalėjo. Žinau, kad draugės gyvenimas neeilinis, tad paprašiau Larijaną su manimi pasidalinti savo istoriją. Tik iki toliai nesupratau, kiek mažai apie ją tai žinau. Mano tikrasis tėtis yra vietnamietis ir jisai atvažiavo į Lietuvą pradžioj dirbti, tas supažino su mano tikrąja mama ir įvyko meilė, jie susituokė ir pradėjo kurti šeimą, kas iš tikrųjų, sakyčiau, gal nebuvo pats atsakingiausias dalykas, bet gyvenimas įvyko Ir gimė 6 vaikai. Larijana trečioji iš jų, bei vienintelė mergaitė. Deja, šeimoje trūko pastovių pajamų, dėmesio vaikams. Tarp tėvų įsiplėskė barniai, vėliau sekė muštynės bei išgertuvės. Tuomet įsikišo vaikų teisės ir mergaitė kartu su vienu iš brolių su visam paliko namus. Tai mes patekom vaikų namus ir kartu dviese ir ten pradėjom augti. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad šį turėjau, nes aš esu tas žmogus, kur labai daug iš emocijų einu. Ir jeigu būčiau buvusi viena ten, turbūt nebūčiau užaugusi tokiu žmogumi, kokiu aš esu dabar. Buvo tokių momentų, kuris man visiškai įrodė, kad myli. Jisai mane išmokė skaityti. Išmokė mane skaityti. Būdavo momentų, kur, pavyzdžiui, kažką ten žaidėm sniego karo ir vienas berniukas man pataikė į lūpą ir aš pradėjau kraujuot, kaip jisai su draugais užpuolė jį ir kas ten vyko, kaip jis mane saugojo. Ir aš vis tiek supratau, kad galiausiai aš tiek esu jo sesuo ir to nieks nepakeis. Patekus į vaikų namus, Larijanos brolis jai buvo didžiausias ramstis. Gyvenimas ten nebuvo lengvas. Ji nuolat juto auklėtojų spaudimą, atskirtį, diskriminaciją. Kartais trūkstant vietos, ją išvarydavo su patalais miegoti ant žemės. Reikėdavo kambarius, pavyzdžiui, valyti, bet reikėjo valyti taip skrupulingai, kad ateina auklytė ir taip su pirštu perbraukia per kampą. Ir jeigu randa dulkių, tu vėl valai iš naujo. Ir čia buvo labai daug iš tikrųjų darbo ir man būnant 6 metų vaikui, iš tikrųjų čia buvo katorga iš vienos pusės. Buvo ir tų gražių momentų, kai, tarkim, auklytas ten su mumis žaisdavo, pasakas sekdavo. Ir buvo ir tų blogų momentų, kurie iš tikrųjų, sakyčiau, mane, kaip čia pasakyt, nesutvėrė, bet užaugino šiek tiek ne į tą pusę, iš ko aš dar turiu išsilaisvinti. Tai pavyzdžiui, būdavo momentų, kai reikėdavo, išvesdavo mane miegoti, tarkim, ant žemės kažkur, arba nuvesdavo, žinai, kur yra tualetai ir, žinai, tos tokias senos šaltas plytelės. Ir išvesdavo maždaug ir aš ten prabūdavau visą naktį, ta prasme, tai buvo košmaras. Ir jie imdavos tokių priemonių, kaip pavyzdžiui, mušdavo mus. Pavyzdžiui, viena auklytė ypatingai, tarkim, jeigu ten, nežinau, jokies kalbi, tai jinai pradeda mušti ir aš pradžioje atsimenu, vis tiek skauda, atsimenu, verkdavau ir po to pastebėjau vieną dalyką, kuo daugiau verki, tuo daugiau gauni, kuo daugiau garso leidi, maždaug jinai galvoja, kad tu apsiraminsi nuo to. Ir aš tiesiog kažkas atsitiko, mane aš pradėjau blokuoti skausmą. Tu gali man kažką daryti, aš ne ašaros neišleisiu ir, sakyčiau, tas iš tikrųjų mane persikė iki dabar, nes aš iki dabar, pavyzdžiui, kažką labai skaudžiai susitrenkiu ar ką, aš nesugebu išleisti emocijos, aš negaliu nei verkti, nei garso išleisti. Yra buvę momentų, kur aš nualpdavau iš to skausmo, bet aš nesugebu išleisti emocijos vien iš to, kad aš išmokau taip, kaip buvau mažytė. Ten, žinok, buvo toks kaip ir išgyvenimo žaidimas, sakyčiau. Labai dažnai būdavo, kad aš tiesiog eini alkanas miegot ir aš, kai norėdavau valgyti, aš įsigudrinau, kai aš, pavyzdžiui, plaunu indus, stebėt, kur, pavyzdžiui, deda duoną ar dar kažką. Ir kai ateina vakaras, tu girdi, kad jau auklėtojai įsijungia serialą, kokį ta moteris meluoja geriau. Ir viskas, tada prasideda slapta misija, aš atsikeliu, einu pro duris, atsistoju pro durų tarpą, žiūriu, ką auklėtoja daro. Jinai nemato. Tu šašt pro svetainę, bėgi virtuvę, ateini virtuvę, žinau, kur duona, kur kas pasigrebiu. Iš dalies tai buvo vogimas, bet
tu vogi iš savęs, kaip ir, nes visą tai buvo mūsų. Pasiėmė, bet aš tai darydavau, nes aš labai valgyti norėdavau, žinai. Mes, sakyčiau, ten tikrai nebuvom nei maitinami gerai, nei ten labai pasirūpinami gerai, bet vis tiek to pakako išgyventi. Tai buvo ir tokių momentų, kur jau tie, žinai, kur ten nei vienas nėra kažkuo išskirtinis, bet tu pasijauti tarptų neišskirtinių dar labiau neišskirtinis. Iš tos pusės, kad atsimenu, buvo tokia atskirtis. Antra grupė gali ant sofos sėdėti, trečia grupė mus nustumdo su kojom tiesiog. Mes negalim, mes buvom tie tokie kaip atskirtieji. Po to atsimenu kažką man pasakė kažkas ir aš pasakiau atgal, tai atsimenu mane į kampą pastatė ir mane ir brolį vien dėl to, kad mes kitokie. Vien dėl to, kad, žinai, auklėtojas mūsų nepriėmė iš tos pusės, kad mes maišyti, kad mes nelietuviai. Ir man vėl tas buvo labai keista, aš nesupratau, kodėl, žinai. Tai sakau, buvo tokių momentų, kur, jo, ir ten irgi buvo mūsų pergrūsta, nes kaip perkelia labai daug vaikų, ten tiesiog nebuvo kur miegoti. Tai mane ant beleko, kur paeina, ten ir palikdo, žinai, miegoti, nes aš buvau mažiausia. Mane buvo lengva, žinai, visur prakišti. Augdama vaikų namuose, Loriana buvo prižiūrima auklėtojų ir artimai laikėsi su broliu. Gyvenimas ten turėjo ir šviesių akimirkų. Ji man pasakojo apie smagias šventes, kurias organizuodavo auklėtojas, ypač gimtadienius. Taip pat apie žaidimus, kuriuos žaisdavo su kitais vaikais. Visgi ramybės nedavė mintys apie savo šeimą. Mano tėtis niekada nepraleido progos mūsų pamatyti su broliu. Jisai nemokėjo lietuviškai. Ir aš atsimenu, kad jisai mane žiūrėdavo, jisai nesuprasdavo nė žodžio, ką aš jam pasakoju, bet aš galėdavau pasakoti jam valandas, jisai apsimes, kad supranta, jis tiesiog žiūrėdavo į mane, būdavo su manim, sėdėdavo ir man tas būdavo turbūt svarbiausias momentas, nes tas buvimas kartu, kai tu patenki tokią aplinką, kur neturi nieko, tik tai pilna kitų sutraumuotų vaikų, kurie irgi ne iš gero pakliuvo. Mama jinai mūsų visiškai nelankė, kol buvom vaikų namuose. Nors jinai sakė, kad jai buvo labai labai skaudu, kad čia mus atėmė, bet jinai susirado kitą vyrą, jinai mano tėtį švarė iš namų. Ir aš atsimenu, vieną dieną tiesiog atėjo ir pasakė, kad visgi jį deportuos į Vietnamą. Ir aš eidavau ir kitiem vaikams sakydavau, mama neateis, neprašyk. Aš buvau žiauri, bet man tai buvo jau mano galvoje, aš jau buvau sutraumuota, galbūt sakyčiau, iš tos pusės, kur aš praradau viltį. Kiti vaikai, kai jie dar tikėdavo, aš žiauriai pasakydavau, niekas jau pas jūs neateis, mes čia pakliuom jau gyvenimui ir viskas, dabar arba tu už save, arba kitaip nebus. Vaikų namuose dažnai lankydavosi šeimos siekiančios įsivaikinti. Tačiau 4 metus nuo pat patekimo į vaikų namus ir išsiskyrimo su savo tikraisiais tėvais, Loriana bergždžiai laukė susidomėjimo ją. Kai, vaikų namuose ateidavo žmonės, kaip čia pasakyti, labai keistai palyginčiau, bet kaip į prieglaudą dažnai pasirinkti vaikų, žinai, kad ateina rinkė šuniukus, tai taip pat buvo pasirinkimas tas tų vaikų. Puikiai atsimenu, kad tai buvo Valentino diena ir atėjo pas mus kaip ir vyresnioji grupės ir sako, atėjo 2 žmonės, sako, naikiam aprodyk viską, kambarius, kur mes čia gyvenam, kur žaidžiam ir taip toliau. Ir aš atsimenu, buvau taip pavargus nuo to viso cirko, nes mums reikia šypsotis, kaip mums čia faina, kaip mums čia gerai. Ir aš pasidaviau, aš tiesiog nuėjau, pažiūrėjau jo, sakau, čia kambarys, čia mergaitė, čia berniukai, čia tas, viskas, apsiskau ir išėjau. Ir sakyčiau, galbūt tas ir buvo kertinis taškas, kas parodė tą realybę, kad nėra taip gerai ten, kaip mes išsišiepę, kokie čia laimingi ir taip toliau, nes taip nebuvo. Iš tikrųjų, mano galvoje buvo ta viena mintis, kad tai tikrai nebus, aš nebūsiu tas žmogus, kurį pasirinks, nes tų šeimų buvau mačius, nežinau, neskaičiuojama galybė. Ir niekada nebūdavo taip, kad aš būčiau bent svarstoma, nes pirmas dalykas tai yra 2 vaikai, 2 atsakomybė. Dar kitas dalykas, mes kadangi su broliu esam pusiau vietnamiečiai, tai žinai, Lietuvoje, kai lietuviška šeima turi kažką tokio, iškart žmonės pradėtų klausinėti. Niekas nenori tokių, žinai, atsakomybių. Ir aš tiesiog žinojau, galvoje man buvo tas, kad mes tiek nepasiims niekas. Ir aš žinau, kad tai bus kažkas kitas. Ir aš tiesiog nuėjau. Ir tada ateina pas mane, kaip ir auklėtoja, jinai ateina ir sako, o tu norėtum daugiau pabendrauti, sako, jie visai norėtų galbūt pasižiūrėti, galbūt jūs galėtumėte būti šeima.
Ir aš atsimenu, aš tai pažiūrėjau, sakau, ką? Nu ir tada man jau įdomiau, va tada jau, žinai, tas cinkelis įsijungia. Ir aš nainu. Ir man taip duoda saldainių, aš galvoju, gerai, kas čia vyksta. Ir pradedam kalbėti, sako, tu norėtum, pavyzdžiui, va atvažiuoti pas mus, pažiūrėti, kaip sekas, pagyventi taip toliau. Aš žiūriu, sakau, nu norėčiau, gal. Ir žinai, buvau toks vaikas su charakteriu, sakau, gal ir norėčiau. Ir ta žiūri, sako, mes turime mažų triušiukų. Ir mane tas nupirko visiškai, kai aš girdau triušiukus, sakau, turi triušiukus, sako jo, sakau, noriu. Sako, mes žinom, kad tu brolį turi, sakau, turiu. Sako, tai galbūt jūs abu norėtumėt, sakau, norėtumėt, neklausiau brolio, norėtų ar nesakau, norėtume. Larijana man prasitarė, kad tai buvo vienas gražiausių dalykų nutikusių jos gyvenime. Apvertusi viską aukštyn kojomis. Jie su broliu įsivaikino ši pora. Naujieji tėvai jau turėjo virš 50 metų, gyveno kaime, erdvėje, kuri nepaliovė stebinti vaikų. Buvo labai keista, kur, žinai, ateini į erdvę, kur nėra nieko kito, tik tu. Tu, du žmonės, kurie galbūt norėtų būti tavo tėvais, tavo brolis, jie to parodo, kad turėsi savo lovą, savo kambarį, sofą, ant kurios tu iš tikrųjų gali sėdėti, nes vaikų namuose būdavo momentų, kur net neleisdavo ant sofos sėdėti, žinai. Ir man buvo tas momentas, kur, vau, ta prasme, čia tiek visko. Ir tas pirmas momentas, sakyčiau, buvo, tuo metu turbūt dar nesupratau, kiek tai yra, bet tas pirmas momentas buvo šokas, sakyčiau, ir tas nustebimas, kiek iš tikrųjų, koks pasaulis gali būti, nes aš nebuvau mačius tokių dalykų, žinai, prieš tai. Aš atėjau ir man tie namai tokie dideli atrodė ir šuniuką turėjau. Man, žinai, tas buvo kaip mažam vaikui, kuris iš tikrųjų nematęs tokio pasaulio, man buvo labai daug. Čia buvo turbūt vienas didžiausių mano gyvenimo dovanų.